Investavimas – tai gebėjimas matyti laiką, pinigus ir riziką kaip vieną sistemą. Tai būdas valdyti savo ateitį. Šis kursas sukurtas tam, kad parodytų visą investavimo logiką, nuo pirmojo supratimo iki gebėjimo tvarkyti šeimos kapitalą. Per 7 trumpus modulius, mažiau nei per valandą, gali įgyti visą pamatinį suvokimą, kuris išliks visam gyvenimui. Kas iš tiesų yra investavimas? Čia atsiskiria mitai nuo realybės. Suprasi, kuo investavimas skiriasi nuo taupymo ar spekulacijos. Pamatysi, kaip veikia sudėtinių palūkanų efektas, kodėl laikas yra svarbiausias kapitalo sąjungininkas ir kodėl pradėti mažai reiškia pradėti protingai. Nerime į temą, kuri daugam atrodo sudėtinga – investavimą. Bet palaukite, mes nekalbėsime apie painias formulės ar Wall Streeto paslaptis. Ne. Kalbėsime apie tai, kaip kiekvieno iš mūsų laikas ir pastangos gali virsti, tikrą finansinę jėgą, kuri pradeda dirbti pati. Gerai, pradėkime nuo klausimo, kuris atrodė turi akivaizdų atsakymą. Ar saugu laikyti pinigus banke? Dauguma tikriausiai nedvejodami linkteltų galvą. Ir taip, ir ne. Nes egzistuoja vienas tylus, nematomas priešas, dėl kurio atsakymas tampa kur kas sudėtingesnis. Ir tas priešas yra infliacija. Žinoma, bankas apsaugo nuo fizinių vagių, bet nuo šios tylos jėgos, kuri kasdien po truputį graužia santaupų vertę, deja ne. Taigi, panagrinėkime iš arčiau, kaip ji veikia. Įsivaizduokime infliaciją kaip lėtą, bet nenumaldomą srovę. Jie neša pinigų vertę tolyn. Kiekvienais metais už tuos pačius, 10 eurų, galime nusipirkti vis mažiau. Mūsų pinigai, net jei saugiai guli banko sąskaitoje, iš tiesų praranda savo perkamąją galią. Jie tiesiog nuvertėja. Štai, pažiūrėkime į labai paprastą kasdienišką pavyzdžių. Kavos puodelis. Šiandien jis kainuoja 3 eurus. Dabar įsivaizduokim, kas nutiks po 20 metų su atrodytų visai nedidelė 2% inflacija. Tas pats puodelis kainuos jau beveik 4,5 euro. Tie patys 3 eurai gulėję stalčiui jau nebebus pakankami. Iš esmės tai reiškia vieną. Vien tik taupant mes tiesiog pralaimime šias lenktynės su laiku. Gerai, tai ką daryti? Iš esmės yra 3 pagrindiniai keliai, kuriais galime eiti su savo pinigais. Galima juos palyginti su skirtingais personažais, kurių kiekvienas turi savo filosofiją, rizikos apetitą ir, žinoma, skirtingus tikslus. Tai taupytojas, spekuliantas ir investuotojas. Šioje lentelėje viskas matosi kaip ant delno. Kiekvienas kelias visiškai skirtingas. Turime atsargųjį taupytoją, jo tikslas yra tiesiog išsaugoti tai, ką turi. Saugumas pirmiausia. Tada drąsusis spekuliantas. Jis nori greito ir didelio pelno, čia ir dabar. Na ir galiausiai kantrusis investuotojas. Jam nereikia greičio, jo tikslas nuoseklus ilgalaikis augimas, skaičiuojamas dešimtmečiais. Ir šia puikiai tinka legendinio investuotojo Benjamino Grahamo mintis. Didžiausias investuotojo priešas greičiausiai jis pats. Jei taupytojas pralaimi kovą su infliacija, tai spekuliantas dažniausiai pralaimi kovą su savimi. Kodėl? Ogi dėl emocijų. Godumas, kai kainos kyla, verčia pirkti brangiai, o panika, kai viskas krenta, parduoti pigiai. Tai tikras emocinis kalnelis, kuris retai baigėsi gerai. Ir tai nėra tik teorija. Skaičiai nemeluoja. Vienas tyrimas apėmęs 10 000 sąskaitų parodė labai aiškų vaizdą. Tie, kurie prekiavo aktyviausiai, bandandami pagauti bangą, vidutiniškai uždirbo gerokai mažiau nei tiesiog bendras rinkos vidurkis. Dažni sprendimai, bandymai atspėti rinką, visa tai dažniausiai pakiša koją. Išvada, kartais geriausias veiksmas yra tiesiog nieko nedaryti. Gera. Tai jeigu spekuliavimas yra toks rizikingas, o taupimas neapsaugo nuo infliacijos, koksgi tas investuotojo kelias? Koks jos slaptasis ginklas? Pasirodo, tai stebėtinai paprastas, bet neįtikėtinai galingas principas. Ir dabar mes jį atskleisime. Kalbama, kad pats Albertas Einšteinas yra pasakęs, sudėtinės palūkanos yra 8. pasaulio stebuklas. Kas jas supranta, uždirba, kas ne, moka. Ir tai ne šiaip gražų žodžiai. Tai fundamentalus finansų dėsnis, toks pats galingas kaip gravitacija. Jis veikia nuolatos, nesvarbu, ar mes jį suprantame ar ne. O tie, kurie jį išnaudoja, jie pasiekia neįtikėtinų dalykų.
Tai kasgi tos sudėtinės palūkanos? Paprasčiausiai tariant, tai procesas, kai uždirbti pinigai patys pradeda uždirbti pinigus. Žinote, kaip sniego gniūžtė, riedėdama nuo kalno. Iš pradžių jų maža, bet riedėdama prilipdo vis daugiau sniego. Kuo didesnė darosi, tuo daugiau sniego prilimpa su kiekvienu apsisukimu. Po kurio laiko ji tampa milžiniška. Lygiai tas pats vyksta ir su investicijomis. O dabar šiek tiek magijos su skaičiais. Įsivaizduokime, kas mėnesį atidedama po 100 eurų. Per 30 metų iš viso bus įdėta 36 000 eurų. Skamba neblogai. Bet pažiūrėkite, kas nutinka dėl sudėtinių palūkanų, galutinė suma gali išaugti iki 90 000 eurų ar net daugiau. Tai reiškia, kad daugiau nei pusė viso turto sukuria ne įnašai, o pats save auginantis kapitalas. Štai kur slypi tikroji laiko galia. Bet dabar pavyzdys, kuris tikrai priverčia susimastyti. Du žmonės. Pirmasis pradeda investuoti būdamas 25, investuoja 10 metų ir sustoja. Iš viso investuoja 50 000. Antrasis pradeda vėliau nuo 35, bet investuoja net iki 65 ir iš viso investuoja trigubai daugiau – 150 000. Ir koks rezultatas? Būdami 65, abu turi beveik tiek pat pinigų. Neįtikėtina, tiesa? Tie 10 ankstyvų metų buvo vertingesni nei trigubai didesnė pinigų suma vėliau. Tai rodo, svarbiausias turtas investuojant yra ne pinigų suma, o laikas. Gerai, visa tai skamba puikiai. Augimas, sudėtinis palūkanos, bet juk yra ir rizika, tiesa? Šis žodis daugelį gąsdina ir stabdo. Tačiau esmė ta, kad protingas investuotojas nuo rizikos nebėga. Jis išmoksta jas valdyti. Taigi, kaip sutramdyti tą riziką ir įveikti infliaciją? Pirmiausia, svarbu suprasti, kas iš tikrųjų yra finansinė rizika. Tai ne tik tikimybė prarasti pinigus, tai ir neapibrėžtumas, galimybė, kad rezultatas bus geresnis arba prastesnis nei tikėtasi. Galima sakyti, kad rizika yra bilietas į žaidimą, bilietas, kurį reikia nusipirkti, jei norime gauti grąžą didesnę už infliaciją. Be šio bilieto augimas tiesiog neįmanomas. O pagrindinis būdas valdyti riziką yra senas geras patarimas – nedėk visų kiaušinių į vieną krepšelį. Finansų pasaulyje tai vadinama diversifikacija. Išskaidžius investicijas po skirtingus krepšelius, pavyzdžiui, dalį JAF akcijas, dalį tarptautinės, dalį į obligacijas, sumažinama tikimybė, kad vieno krepšelio nesėkmė sužlugdys viską. Jei vienam sektoriui nesiseka, kitas gali tai kompensuoti. Gerai, teorija aiški. Bet kaip visą tai paversti praktiką, ypač kai aplink tiek daug rinkos triukšmo ir pagundų? Atsakymas slypi strategijoje, kuri yra tokia paprasta, kad net geniali. Ji paverčia investavimą nestresuojančių sprendimų, o automatiniu, nuobodžiu įpročiu. Ir tai yra gerai. Štai tas metodas. Jis vadinamas vidutinės kainos metodu. Principas elementarus. Pirmas žingsnis – pasirinkti fiksuotą sumą, kurią investuosime. Antras – daryti tai reguliariai, pavyzdžiui, kiekvieną mėnesį tą pačią dieną. Ir trečias, pats svarbiausias žingsnis – ignoruoti visą rinkos triukšmą. Ką tai duoda? Kai kainos krenta, už tą pačią sumą nuperkame daugiau turto. Kai kyla – mažiau. Taip išvengiama spėlionių ir emocijų. Viskas vyksta automatiškai. Taigi, viską, ką aptarėme, galime sudėti į vieną vietą į investuotojo filosofiją. Tai 5 paprasti principai, kurie yra lyg kompasas, padedantis nepasiklysti ilgame finansinės sėkmės kelyje. Štai jie. 5 sveiko investuotojo principai. Pirma, mąstyti dešimtmečiais, ne dienomis. Antra, aiškiai atskirti investavimą nuo taupimo ir spekuliavimo. Trečia, pradėti kuo anksčiau, kad sudėtinių palūkanų magija turėtų laiko suveikti. Ketvirta, valdyti riziką per diversifikaciją ir svarbiausia, valdyti savo emocijas. Ir 5, paversti investavimą nuoseklių automatinių įpročių. Sėkmė čia ne genijaus ar sėkmės bliksnis, tai maratonas, o maratone laimi kantriausia. Pabaigai pagalvokime. Mūsų pinigai tai juk ne tik popierėliai. Tai mūsų laikas, energija, įdėtas darbas, sukoncentruotas į finansinę formą. Investavimas iš esmės yra sąmoningas sprendimas, kur nukreipti šią sukauptą energiją. Ar leisti jai tiesiog išsisklaidyti, ar nukreipti ją į ateitį, kad jie augtų ir kurtų saugesnį, laisvesnį rytojų. Taigi, klausimas kiekvienam iš mūsų, kur nukreipsime savo energiją? Investavimas nėra būdas pralopti. Tai būdas sustiprinti ryšį su ateitimi.
investicinę visatą, kur tavo pinigai keliauja. Antrame modulyje išsiskleidžia investicijų pasaulis. Akcijos, obligacijos, nekilnojamasis turtas, žaliavos ir grynieji. Sužinosi, kuo skiriasi jų rizika, grąža ir likvidumas, kodėl diversifikacija ne mada, o apsauga nuo nežinomybės. Ir ką reiškia investuoti į pasaulio ekonomiką, o ne tik į vieną šalį. Na, investavimas. Daug kam jis atrodo, žinote, kaip kažkokia paini mislė, sudėtinga, gal net šiek tiek gąsdina, bet kas jeigu visa tai yra kur kas paprasčiau? Jeigu tai tiesiog mūsų tikro gyvo pasaulio ekonomikos veidrodis. Iš esmės, tai istorija apie 3 dalykus – verslą, skolą ir turtą. Taigi, nerkime giliau ir pažiūrėkime, kaip visa ši sistema iš tikrųjų veikia. Būtent, pabandykime įsivaizduoti savo finansus ne kaip kažkokį kazino, kur atliekame atsitiktiniai statymai, o kaip gyvą augančią sodą. Šioje analizėje mes būtent taip ir pažvelgsime į investicijų pasaulį kaip į darnią sistemą, kur kiekvienas elementas turi savo vietą ir savo tikslą. Ir visa ta atrodytų milžiniška investicijų visata iš tiesų stovi ant 3 pamatinių stulpų. Viskas labai paprasta. Investuojant pinigai keliauja arba į verslą, arba yra skolinami už palūkanas, arba paverčiami kažkuo apčiuopiamu, fiziniu turtu. Kai supranti šias 3 kryptis, visas investicijų žemėlapis staiga tampa daug aiškesnis ir lengviau skaitomas. Gerai, pradėkime nuo to, kas investicijų portfolioje atlieka pagrindinio augimo variklio vaidmenį. Kalbėsime apie akcijas. Mūsų finansų ekosistemoje tai būtų tarsi aukščiausi medžiai, kurie visada stiebėsi į saulę. Labai svarbu suprasti, kad akcija tai ne šiaip skaičiukas ekrane. Kai nusiperkate akciją, jūs iš tikrųjų įsigijate mažytę dalelę realaus verslo. Jūs tarsi lažinatės už tos kompanijos idėjas, žmones, jų inovacijas. Ir jūsų kaip investitoriaus sėkmė tampa tiesiogiai susijusi su tos įmonės sėkme. Taigi, čia ir prieiname prie esminio kompromiso. Istoriškai akcijos siūlo pačią didžiausią ilgalaikę grąžą, bet mainais už tai tenka prisimti ir didžiausius svyravimus, didžiausią riziką. Reikia suprasti, kad augimas niekada nebūna tiesa linija. O štai dabar labai aiškus pavyzdys, ką reiškia ta rizika. Prisimenate 2020 pradžią, kai smogė pandemija? Pasaulio akcijų rinka vos per kelias savaitės tiesiog subirėjo, prarado daugiau nei trečdalį savo vertės, minus 34%. Tai, manau, geriausias pavyzdys, kokios galingos audros gali staiga kilti tame mūsų akcijų sode, ypač trumpuoju laikotarpiu. Bet tada kyla klausimas, kodėl iš vis verta toleruoti tokią riziką? Štai čia ir atsakymas. Istorija mums rodo, kad nepaisant visų krizių ir duobių, ilguoju laikotarpiu akcijos vidutiniškai sugeneravo apie 6–7% realios grąžos per metus. Čia jau atskaičius infliaciją. Tai yra tikras realus turto augimas, kurio kitos turto klasės, tiesą sakant, tiesiog negali pasiūlyti. Gerai, dabar pereikime prie to elemento, kuris mūsų ekosistemoje atlieka šaknų vaidmenį. To, kas suteikia stabilumą, ypač kai siaučia audros. Tai obligacijos. Su obligacijomis viskas gerokai paprasčiau. Pirkdami obligaciją jūs netampate savininko, jūs tiesiog paskolinate savo pinigus, ar įmoniai, ar vyriausybei. O mainais už tai gaunate aišku pažadą, reguliarias palūkanų įmokas ir termino pabaigoje atgauti visą paskolintą sumą. Tai investicija į skolą, ne į nuosavybę. Vadinasi, obligacijų kompromisas yra visiškai priešingas nei akcijų. Čia mes gauname stabilumą ir labai nuspėjamą pinigų srautą. Tačiau tenka paaukoti didesnes augimo galimybes. Reikia aiškiai suprasti, obligacijos skirtos ne turtui auginti, o jį apsaugoti ir išsaugoti. Dabar prisiminkime tą baisųjį minus 34% akcijų kritimą. Kas šioje diagramoje yra tiesiog fantastiška, tai pamatyti, kaip tuo pačiu metu elgiasi kitas turtas. Kol akcijos smigo žemyn, saugios vyriausybių obligacijos ir auksas kilo. Štai čia ir yra portfelio stabilizavimas praktiškai realiame pasaulyje. Dabar pakalbėkime apie patį pagrindą, apie žemę, ant kurios ir auga visas mūsų finansų sodas. Tai yra realus, apčiuopiamas fizinis turtas. Dalykai, kuriuos galima paliesti ir kurie turi, vidinę vertę. Fizinis turtas, pavyzdžiui, nekilnojamasis turtas ar brangieji metalai kaip auksas, yra patrauklus dėl kelių priežasčių. Pirma, jis suteikia tokį psichologinį saugumą, nes jį galima realiai paliesti. Antra,
Tai yra natūrali apsauga nuo infliacijos. Kai kainos kyla, žemės, pastatų ar žaliavų vertė dažnai kyla kartu. Na, o per didelės krizes auksas istoriškai veikia kaip saugus uostas. Bet žinoma, tiesioginis turto valdymas turi ir savo kainą. Buto neparduosite per 5 minutės, kaip kad parduotumėte akciją. Jis reikalauja nuolatinės priežiūros, remonto, mokesčių. Ir galiausiai visa rizika yra sukoncentruota į vieną konkretų pastatą viename konkrečiame mieste. Laimiai, šiuolaikinės finansų rinkos siūlo puikų sprendimą. Tai nekilnojamojo turto investiciniai fondai, arba angliškai REIT. Jie leidžia nusipirkti mažytę dalį šimtų ar net tūkstančių pastatų visame pasaulyje, taip pat lengvai kaip ir bet kurią kitą akciją. Iš esmės tai diversifikuotas nekilnojamasis turtas bei jokio galvos skausmo. Gerai, dabar kai jau aptarėme visus pagrindinius mūsų sodo elementus – medžius, šaknis ir pačią žemę – pereikime prie svarbiausio principo – to, kas viskas sujungia į vieną darnią visumą. Kalbėsime apie diversifikaciją. Tikriausiai šį posakį girdėjo visi, bet investavime jis yra tiesiog auksinis – nedėti visų kiaušinių į vieną krepšį. Išskaidant investicijas, mes tiesiog apsisaugome nuo to, kad vienos labai nesėkmingos investicijų griūtis nenuskandintų viso mūsų portfelio. O jeigu kalbėtume moksliškiau, tai magiškas žodis čia yra koreliacija. Ji tiesiog parodo, kaip skirtingas turtas juda vienas kito atžvilgiu. Kai vienas turtas krenta, kitas turintis žemą ar net neigiamą koreliaciją gali kilti arba bent jau išlikti stabilus. Būtent todėl mišrus akcijų ir obligacijų portfelis svyruoja kur kas mažiau nei portfelis sudarytas vien tik iš akcijų. Ir dar vienas svarbus dalykas – diversifikuoti reikia ne tik tarp skirtingo turto, bet ir geografiškai. Ši diagrama puikiai parodo, kad beveik pusė visų pasaulio investicinių galimybių yra už vienos, net ir pačios didžiausios šalies ribų. Apsiriboti tik savo vietinę rinką – tai tiesiog ignoruoti milžinišką dalį pasaulio ekonomikos. Geriausia dalis – šiandien pasiekti tokią, pasaulinė diversifikacija yra lengviau nei bet kada anksčiau. Yra toks dalykas kaip biržoje prekiaujami fondai arba tiesiog ETF. Galima apie juos galvoti kaip apie jau paruoštus akcijų krepšelius, kurie seka didžiausius pasaulio indeksus. Ir ką tai reiškia? Ogi tai, kad vieninteliu pirkimu, vienu mygtuko paspaudimu galima tapti tūkstančių pačių įvairiausių kompanijų iš 10 šalių dalininkų. Neįtikėtinai paprasta. Taigi, grįžkime prie mūsų sodo metaforos. Kai suprantame pagrindinius elementus ir kaip jie sąveikauja tarpusavyje, investavimas iš kazino virsta sodininkystė. Galima tapti sąmoningu savo finansinės ateities kūrėju. Ir štai, prieš priimant bet kokį investicinį sprendimą, visada verta perbėgti per šį 5 klausimų sąrašą. Ką aš sodinu – verslą, skolą ar turtą? Kiek laiko planuoju laukti? Ko aš siekiu? Augimo ar stabilumo? Ar tai atlaikys audrą? Ir galiausiai, ar tai dera prie viso mano sodo? Tai tiesiog praktinis įrankis padedantis priimti apgalvotus sprendimus. Matote, finansų pasaulis tikrai nėra chaotiškas kazino. Tai suprantama ekosistema, kurioje galioja aiškus dėsniai. O juos supratus, investavimas tampa tiesiog nuosekliu, kantriu turto auginimu. Kiekvieno kelionė yra unikali, tad klausimas jums lieka atveras. Ką sodinsite savo sode? Fondai ir ETF – kaip investuoti be streso ir perteklinių sprendimų. Čia prasideda praktika. Kas yra fondas? Kas yra ETF? Kaip suprasti, ką reiškia MSCI, S&P 500 ar FTSE? Kaip perskaityti faktų lapą, ką reiškia TR, ISIN, replikavimas ar kaupimo tipas? Sužinosi, kaip pasirinkti fondą, kuris atitinka tavo tikslą, laiką ir rizikos lygį. Tai modulis, po kurio investavimas tampa paprastas, be mistikos, be spėlionių. Pabandykime įsivaizduoti. Sukurti gerai diversifikuotą investicijų portfelį nuo nulio. Tai reikalauja ir laiko, ir nemažai žinių. Tiesa? Na, tai yra klasikinė dilema, su kuria susiduria daugybė pradedančiųjų ir netgi patyrusių investuotojų. Būtent todėl šioje apžvalgoje mes ir gilinamės į sprendimą, kuris, galima sakyti, pakeitė žaidimo taisyklės. Fondai ir biržoje prekiaujami fondai, arba ETF, yra būdas investuoti be to nuolatinio streso, renkantis atskiras akcijas. Štai koks mūsų planas.
Pradėsime nuo pačių ištakų, kodėl fondai apskritai atsirado. Tada pasinersime į ETF evoliuciją, išmoksime, kaip juos perskaityti ir galiausiai pažiūrėsime, kaip visą tai susijęti su asmeniniais investavimo tikslais. Gerai, tai nuo ko viskas prasidėjo? Ogi nuo genialiai paprastos minties, kodėlgi nesujungtų daugybė žmonių lėšų, kad būtų galima pasiekti tai, ko vienas žmogus tiesiog negalėtų. Ir žinote, ši idėja tikrai nėra nauja. Pagalvokime, dar 18 amžiuje olandų pirkliai suprato, kad sujungus pinigus galima pasidalinti riziką, jei koks laivas nuskęstų. Šis paprastas principas bėgant laikui evoliucionavo ir 20 amžiuje Amerikoje atsirado modernūs fondai, kurie ilgainiui tapo, tiesiog masinė priemonė kaupti pensijai. Ir koks viso to mastas šiandien? Tiesiog milžiniškas. Vien JAV investiciniai fondai valdo trilijonus dolerių. Tai puikiai parodo, kaip stipriai šis bendro laivo principas demokratizavo investavimą milijonams žmonių. Bet istorija ties čia tikrai nesibaigia. Rinkoje atsirado dar efektyvesnis, lankstesnis ir, kas svarbiausia, pigesnis būdas investuoti kolektyviai. Tai ETF-ų revoliucija. Gerai, tai kaip veikia tas klasikinis investicinis fondas? Iš esmės, viskas paprasta. Daug žmonių suneša pinigus į bendrą katilą, valdytojas juos investuoja, o dienos pabaigoje apskaičiuojama, kiek vertas vienas fondo vienetas. Visi pirkimai ir pardavimai vyksta būtent už tą vieną dienos pabaigos kainą. O štai ETF veikia šiek tiek kitaip. Nors tai irgi fondas su diversifikuotu portfeliu, jo prekiaujama biržoje visos dienos metu, lygiai taip pat kaip bet kuria akcija. Būtent šis lankstumas, galimybė pirkti ar parduoti bet kurio prekybos metu ir yra esminė ETF inovacija. Ir štai čia išryškėja patys svarbiausi skirtumai. ETF siūlo prekybą realų laiku, o ne tik dienos pabaigoje. Dažniausiai jie valdomi pasyviai, tai yra tiesiog seka rinkos indeksą, o tai leidžia drastiškai sumažinti mokesčius. Būtent šis lankstumo, mažų kaštų ir skaidrumo derinys ir pavertė juos tokiais populiariais. Bet kodėl tas pasyvus valdymas, kurį naudoja dauguma ETF, yra toks svarbus? Ši citata viską pasako. Bandyti nuolat būti protingesniam už visą rinką yra, švelniai tariant, neįtikėtinai sunku. Ir skaičiai tai tik patvirtina. Jei pažiūrėtume į ilgus laikotarpius, pavyzdžiui 15 metų, didžioji dauguma virš 80% aktyvių fondų valdytojų tiesiog nesugeba aplenkti savo rinkos indekso. Ką tai reiškia investuotojų? Ugi tai, kad paprasčiausiai sekant rinką per pigų ETF, rezultatai dažnai būna geresni. Gerai, dabar kai žinome, kas yra ETF ir kodėl jie tokie veiksmingi, pereikime prie praktikos. Kaip suprasti, kas slepiasi už tų ilgų ir atrodytų painių pavadinimų? Iš pirmo žvilgsnio šis pavadinimas gali atrodyti kaip kažkoks sudėtingas kodas, tiesa, bet nesijaudinkite, mes jį iššifruosime kartu, žingsnis po žingsnio. Viskas yra paprasčiau, nei atrodo. Matote, kiekviena pavadinimo dalis turi savo prasme. iShares mums sako, kas yra fondo teikėjas. MSCI Emerging Markets IMI atskleidžia, kokį konkretų indeksą fondas seka. Šiuo atveju besivystančias rinkas. UCITS yra labai svarbus europinis standartas, reiškiantis kokybę ir saugumą. Na, o pabaigoje esantis AC nurodo, kad fondas yra kaupiamasis. Tai reiškia, kad visi dividendai yra automatiškai reinvestuojami atgal į fondą. Be pavadinimo yra dar keli esminiai dalykai. ISIN kodas – tai tarsi unikalus fondo asmens kodas, kuris užtikrina, kad perkama būtent tai, kas norima. TR arba metinis mokestis yra vienas svarbiausių rodiklių, nes jis tiesiogiai mažina investicijų grąžą, o pasirinkimas tarp kaupiamojo akce ir išmokančio DIST priklauso nuo asmeninių tikslų. Ar norima auginti kapitalą ilgalaikėje perspektyvoje, ar gauti periodinės pajamas čia ir dabar. O dabar pažvelkime į mūsų pavyzdinio ETF vidų. Matome, kad didžiausią dalį sudaro Kinijos įmonės, toliau seka Taivanas, Indija ir kitas besivystančios rinkos. Tai puikus pavyzdys, kaip vienu pirkiniu gaunama plati geografinė diversifikacija, apimanti 10 šalių. Dabar pereikime prie paskutinės, bet bene svarbiausios dalies. Kaip visą tai pritaikyti praktiškai. Dabar sujungsime visas žinias ir pritaikysime jas asmeniniai finansų strategijai. Ir čia prieiname prie paties svarbiausio klausimo. Tiesa ta, kad nėra vieno geriausio fondo visiems. Geriausias pasirinkimas priklauso tik nuo individualios aplinkybių. Kiek laiko planuojama investuoti ir ko galiausiai siekiama pasiekti. Štai keli labai supaprastinti pavyzdžiai. Jaunas investuotojas turintis prieš akis 10 mečius gali sau leisti didesnę riziką ir didesnę akcijų dalį.
Tuo tarpu, artėjant prie pensijos, atvirkščiai, norisi stabilumo, todėl didinama saugesnių obligacijų dalis. Viskas priklauso nuo laiko ir rizikos tolerancijos. Taigi, viską galima apibendrinti šiuo trumpu kontroliniu sąrašu. Prieš investuojant, visada verta savo atsakyti į šiuos 5 klausimus. Tai padės priimti apgalvotą ir informuotą sprendimą, o ne pasikliauti emocijoms. Būtent tai ir yra pagrindinė šios dienos temos išvada. Šie finansiniai įrankiai iš esmės pakeitė investavimo pasaulį, padarydami jį prieinamą praktiškai kiekvienam. Palyginimas yra išties iškalbingas. Anksčiau investavimas buvo brangus, sudėtingas ir reikalavo didelio pradinio kapitalo. Dabar su ETF kiekvienas gali vienu sandoriu įsigyti viso pasaulio akcijų krepšelį su minimaliais mokesčiais. Tai yra tikra revoliucija. Grįžtant prie tos bendro laivo metaforos, fondai ir ETF leidžia visiems plaukti kartu su rinka, o ne bandyti ją aplenkti. Tai kelias, kuris ilgalaikėje perspektyvoje pasirodė esant vienas patikimiausių. Lieka tik klausimas, ar laikas įlipti į šį laivą? Strategija ir psichologija – investuotojo disciplina. Net geriausias portfelis nieko vertas, jei jį valdo baimė ar godumas. Šis modulis kalba apie elgseną, kaip reaguoti, kai rinka krenta. Kaip išmokti laukti, o ne bėgti. Čia gimsta įprotis, ne emocija, o sistema. Pagalvokime, kodėl tie sėkmingiausi investuotojai nebūtinai yra finansų genijai. Pasirodo, atsakymas slypi nesudėtingose skaičiavimuose, o mūsų pačių galvose. Šiandien gilinamės būtent į investavimo psichologiją. Bandome išsiaiškinti, kaip suvaldyti tas emocijas, kurios, dažnai pakiša koją siekiant finansinės sėkmės. Pasiruoškime, nes tai, ką čia aptarsime, gali iš esmės pakeisti požiūrį į investavimą. Štai čia ir prieiname prie didžiojo investavimo paradokso. Daugelis investuotojų, net ir pasirinkę, tikrai gerus fondus, galiausiai uždirba mažiau, nei tie fondai sugeneruoja. Skamba, mažiausiai keistai, ar ne? Jeigu problema ne žinių trūkumas, tai kas tuomet tas nematomas priešas, kuris tiesiog vagia pelną iš portfelio? Štai jis, tas nematomas priešas, visų gražumu, minus 15%. Būtent tiek remiantis Morningstar tyrimu, vidutinis investuotojas per 10 praranda vien dėl savo elgesio, dėl savo emocijų. Ir šis reiškinys neturi pavadinimą – elgsenos atotrūkis. Tai, žinote, kaina, kurią mokame už tai, kad esame žmonės, o ne šaltakraujiški robotai. Gerai, tai kasgi kaltas dėl šito atotrūkio? Atsakymas pasirodo slypi labai giliai mūsų smegenyse. Kalba eina apie 2 itin galingus instinktus. Instinktus, kurie valdė mūsų protėvius tūkstančius metų, o dabar šiais laikais valdo mūsų investicinių portfelius. Taigi, metas susipažinti su 2 pagrindiniais investuotojų priešais – baime ir gudrumu. Ši lentelė, ji yra tiesiog tobulas mūsų vidinio konflikto veidrodis. Protas juk mums sako vieną – pirk pigiai, parduok brangiai. Bet, kai rinkoje prasideda tikras vakarėlis, godumas ima šaukti, pirk dabar, greičiau, kol dar nevėlu. O kai muzika staiga nutyla ir visus apima panika, baimė rėkia, parduok viską, kol dar bent kažkas liko. Ir štai taip, teorinės žinios lieka vienoje pusėje, o realūs veiksmai visiškai kitoje. O kodėl taip elgiamės? Viena iš esminių priežasčių – nuostolių vengimas. Nobelio premijos laureatas Danielis Kanemanas įrodė, kad praradimo skausmas mums yra maždaug 2 stipresnis nei pelno džiaugsmas. Tik pagalvokime, prarasti 100 eurų skauda 2 labiau, nei džiugina jos laimėti. Tai visai nenuostabu, kad rinkos kritimai dažnai atrodo kaip tikra pasaulio pabaiga. Ir ši diagrama tai parodo tiesiog, tobulai. Akivaizdu, koks milžiniškas skirtumas tarp džiaugsmo ir skausmo. Būtent šis emocinis disbalansas ir yra tas slaptas mechanizmas, kuris verčia mus elgtis iracionaliai, pirkti brangiai ir parduoti pigiai. Tai tarsi gamyklinė užprogramuota klaida mūsų smegenyse. Čia labai tinka paties investavimo guru Warreno Buffetto citata. Akcijų rinka – tai įrenginys perkeliantis pinigus iš nekantriųjų pas kantriuosius. Taigi, ką tai reiškia? Kad esmė yra nebandyti nuspėti ateitį, o išmokti suvaldyti save patį. Gerai, diagnozę panašu nustatėme. Dabar metas pereiti prie gydymo. Pakalbėkime apie 3 labai konkrečias strategijas, kurios veikia kaip savotiškas šydas nuo emocinių audrų. Jos padeda išlikti racionaliams net tada, kai atrodo aplinkui siaučia visiškas chaosas. Pirmoji ir ko gero paprasčiausia strategija – pirk ir laikyk.
Jokių bandymų atspėti, kuria kryptimi pasuks rinka. Jokių panikos pardavimų. Tiesiog investuojama į platų, diversifikuotą rinkos fondą ir tiesiog pamirštama apie tai. Galbūt skamba nuobodžiai? Taip, galbūt. Bet žiūrint į ilgą laikotarpį, tai yra vienas patikimiausių būdų uždirbti. Ir jeigu kyla abejonių, ar tai tikrai veikia, užtenka žvilgtelėti į istoriją. Ši diagrama apima 100 metų rinkos audrų ir saulėtų dienų. Didžioji depresija, finansų krizės, karai. Atrodo baisiai tiesa, bet pažiūrėkime į bendrą tendenciją. Ilguoju laikotarpiu ji visada kyla aukštyn. Kantrybė, kaip matome, visada atsiperka. Antroji strategija – tai tarsi investavimo autopilotas, moksliškai vadinama periodiniu investavimu arba DCA – Dollar Cost Averaging. Idėja labai paprasta, nebereikia spėjoti, kada yra geriausias laikas pirkti. Tiesiog nustatomas automatinis pavedimas ir kiekvieną mėnesį investuojama ta pati suma. Paprasta, bet tiesą sakant, genialu. O štai kur slypi visa magija. Kai rinka krenta ir kainos mažos, už tą pačią fiksuotą sumą automatiškai nuperkama daugiau akcijų. O kai rinka kyla, atitinkamai mažiau. Tokiu būdu natūraliai išnaudojami rinkos nuosmukiai ir sumažinama vidutinė pirkimo kaina. Taip tampama protingų investuotojų net per daug apie tai negalvojant. Ir trečioji strategija – ją galima palyginti su portfelio pavasariniu tvarkymusi. Tai balanso atstatymas. Šis procesas priverčia daryti tai, ką emociškai padaryti yra sunkiausia, parduoti dalį to, kas gerai užaugo, ir pirkti tai, kas atpigo. Gal ir skamba nelogiškai, bet būtent tai ir yra tikrasis pirk pigiai, parduok brangiai principas pritaikytas praktikoje. Įsivaizduokime, kad portfelis – tai laivas. Pradinis planas buvo taiks, kad saugiausia, kai 60% krovinio yra akcijos, o likę 40% obligacijos. Atrodo idealus balansas. Bet štai, po keliarių metų sėkmingo akcijų augimo laivas pavojingai pasvyra. Dabar akcijos sudaro jau 75% viso krovinio. Laivas tapo daug rizikingesnis nei planuota. Balanso atstatymas tai tiesiog krovinio perskirstimas atgal į pradinę padėtį, kad laivas vėl plauktų stabiliai. Gerai, strategijos yra puiku, bet be tvirtų įpročių jos dėja lieka tik teorija. Taigi kyla klausimas, kaip paversti disciplinuotą elgesį automatiniu? Atsakymas – susikurti savo asmeninį investavimo ritualą. Štai 4 paprasti žingsniai, kaip tai padaryti. Pirma, labai svarbu nusistatyti aiškų tvarkaraštį. Antra, automatizuoti viską, ką tik įmanoma. Trečia, naudinga stebėti progresą. Tai veikia kaip puikia motyvacija. Ir ketvirta, verta vesti dienoraštį. Tai padės suprasti savo sprendimus ir mokytis tiek iš klaidų, tiek iš sėkmių. Ir galiausiai prieiname prie esmės. Viskas susiveda į teisingą mąstyseną. Apibendrinkime viską į 3 auksinės taisyklės, kurios turėtų tapti kelrodžiu kiekvienam investuotojui. Štai tos 3 taisyklės. Pirma, niekada nepriimti sprendimų, kai užvaldžiusi euforija ar panika. Antra, tvirtai laikyti savo plano, net jeigu tai atrodo nuobodu. Ir trečia, susitelkti į procesą, o ne į trumpalaikius rezultatus. Juk rinkos kontroliuoti negalima, bet galima kontroliuoti save. Ir svarbu atminti, rinka visada bus chaotiška. Tie svyravimai, kuriuos matome, tai nėra kažkokia klaida ar anomalija. Tai yra kaina, kurią mokame už galimybę gauti didesnę grąžą. Reikėtų tai priimti kaip natūralų reiškinį, o ne kaip artėjančią katastrofą. Taigi, pabaigai palieku klausimą, kurį kiekvienas investuotojas turėtų savo periodiškai užduoti. Ar mano planas yra pakankamai tvirtas, kad taptų inkaro audros metu? Ar mano susikurti įpročiai yra stipresni už kylančias emocijas? Nes galiausiai sėkmę lemia ne tai, ką žinome, o tai, kaip mes elgiamės tada, kai viskas aplinkui dreba. Tai ir yra kelias į disciplinuotą investavimą. Portfelio konstrukcija – kaip sukurti savo struktūrą. Šiame etape pinigai įgauna formą. Mokaisi kurti balansą tarp rizikos ir saugumo – 100% akcijų, 80, 20, 60, 40, ką tai reiškia praktiškai. Suprasi, kaip rebalansuoti portfelį, kad jis išliktų tvarus be kasdieninio streso. Tikslas – nereaguoti, o stebėti. Nespėlioti, o planuoti. Neriame į investicinio portfelio temą, bet pažiūrėkime į kiek kitaip, ne kaip į sausą skaičius ar grafikų rinkinį, o kaip į gyvą organizmą.
Sistema, kuri tiesą sakant yra mūsų gyvenimo kelionės degalai. Ir tai juk ne sprintas, o tikras maratonas, kuris tęsiasi 10 mečius. Ir žinot, ši Julius Baer banko mintis tiesiog pataiko į 10. Mes gyvename ilgiau, vadinasi ir mūsų kelionė ilgesnė. Todėl mūsų turtas turi ne tik išlikti, bet ir protingai dirbti. Būtent protingai, kad tų degalų užtektų visam keliui. Čia kalba eina ne apie staigų praturtėjimą, o apie ilgalaikį tvarumą. Gerai, bet kaip tai padaryti? Kaip sukurti tokią sistemą, kuri atlaikytų visas rinkos audras ir patikimai vežtų mus pirmin? Na, atsakymas slypi keliuose pagrindiniuose principuose, kurios dabar ir aptarsime. Viskas prasideda nuo 2 fundamentalių jėgų supratimo. Jos valdo absoliučiai kiekvieną portfelį, tai rizika ir saugumas. Ir svarbu suprasti, kad jos nėra priešis, atvirkščiai, jos yra partnerės, o jų tobula pusiausvėra ir yra raktas į sėkmę. Pagalvokime apie tai taip. Rizika, kurią dažniausiai siejame su akcijomis, yra mūsų portfelio variklis. Jis stumia mus į priekį, suteikia augimo potencialą. Be jo, tiesą sakant, mes tiesiog stovėtume vietoje. Tuo tarpu saugumas, kurį dažniausiai suteikia obligacijos, veikia kaip amortizatoriai. Jis sušvelnina kelio nelygumus, apsaugo nuo didelių smūgių ir neleidžia išlėkti iš trasos staigiame posūkyje. Ir čia labai svarbu suprasti, kad tikroji rizikos tolerancija nėra trumpalaikė reakcija į gaizdinančias naujienų antraštės. Kaip pabrėžia CFA analitikė Raluca Philipp, tai yra kur kas giliau. Tai stabili savybė, kuri priklauso nuo konkrečių gyvenimo aplinkybių, amžiaus, tikslų, laiko, kurį turime jiems pasiekti. Tai ne tiek apie drąsą, kiek apie labai racionalų ir strateginį savo situacijos įvertinimą. Ši citata, tiesą sakant, apverčia viską aukštyn kojomis. Jis sako, kad didžiausias pavojus kyla ne tada, kai investuojame, o tada, kai to vengiame, nes bijodami trumpalaikių nuostolių mes rizikuojame nepasiekti savo svarbiausių ilgalaikių tikslų, pavyzdžiui, saugios senatvės ar vaikų ateities. Gerai, teorija aiški. Dabar pereikime prie praktikos. Kaip visas šias idėjas paversti veikiančių portfeliu? Tęskime tą pačią automobilio analogiją, juk skirtingoms kelionėms ir skirtingiams keliautojams reikia skirtingų transporto priemonių. Štai ir pirmasis mūsų variantas – tikras lenktyninis bolidas. 100% akcijų. Jis siūlo didžiausią greitį, didžiausią augimo potencialą, bet žinoma, kartu ir didžiausią kintamumą. Tai puikus pasirinkimas jauniems investuotojams, kurie turi dar labai daug laiko priešakyje, kad atsigautų po galimų duobių kelyje. Toliau turime sportinį sedaną. 80% akcijų ir 20% obligacijonių. Tai vis dar labai agresyvus, į augimo orientuotas modelis, bet matote jau su nedideliu saugumo buferiu. Tinka tiems, kas nori greito augimo, bet kartu ir truputį ramesnio miego. Na ir galiausiai šeimos visureigis. Klasikų klasika. 60-40 subalansuotas portfolijos. Istoriškai tai vienas patikimiausių modelių dažnai rekomenduojamas tiems, kas artėja prie pensijos arba tiesiog labiau vertina stabilumą. Akcijos čia vis dar suteikia augimą, o solidi obligacijų dalis puikiai apsaugo kapitalą. Tai kurisgi automobilis yra tinkamiausias? Akivaizdu, kad vieno teisingo atsakymo čia nėra. Viskas priklauso nuo asmeninės situacijos. Tačiau, kaip pabrėžia investicijų milžinė Vanguard, svarbiausias rizikos valdymo įrankis yra ne bandymas atspėti, ką rinka darys rytoj, o nuoseklus pasirinktos strategijos laikymosi. Emocijos yra didžiausias investuotojo priešas, tad svarbiausia išsirinkti savo transporto priemonę ir tvirtai laikytis kelio. Sukurti portfelį – tai tik kelionės pradžia. Galima sakyti, pusė darbo. Kad jis sėkmingai veiktų 10 mečius, jam reikalinga nuolatinė, disciplinuota priežiūra. Kažkas panašaus į reguliarią automobilio techninę apžiūrą. Ir pagrindinis priežiūros įrankis čia yra perbalansavimas. Kas tai yra? Iš esmės tai tiesiog procesas, kuris grąžina portfelį į pradinę suplanuotą pusiausvyrą po to, kai rinka jį natūraliai išbalansuoja. Pasižiūrėkime, kaip tai veikia praktiškai. Sakykime, jūsų planas buvo 60% akcijų, 40% obligacijų. Bet akcijos smarkiai pabrango ir dabar jos sudaro jau 70%. Ką darome? Parduodame tuos 10% akcijų, tai yra parduodame brangiai ir už gautus pinigus perkame obligacijas, kurios atpigo.
Taip grįžtame prie pradinio 60-40 balanso. Žinau, skamba keistai, kodėl parduoti tai, kas kyla, bet čia ir slypi visa disciplina. Tai priverčia mus automatiškai pirkti pigiai ir parduoti brangiai. Ir būtent tai yra esmė. Vanguard labai aiškiai pasako, perbalansavimas nėra įrankis skirtas vaikytis didesnio pelno. Tai yra disciplinos ir rizikos kontrolės mechanizmas. Jis užtikrina, kad portfelis išliktų toks, kokį suplanavome, nepaisant to, ką daro rinka. Norint išsaugoti ramybę šioje ilgoje kelionėje, labai svarbu atsispirti pagundai kasdien tikrinti savo portfelį. Rinkos svyravimai yra tiesiog triukšmas, kuris skatina emocingus ir dažniausiai klaidingus sprendimus. Geriausia nusistatyti aišku peržiūros ritmą, pavyzdžiui, kartą per ketvirtį ar net kartą per metus ir tiesiog laikyti savo plano. Visas šis planavimas, visa disciplina, visa tai veda prie vieno svarbaus klausimo. Koks yra galutinis šios kelionės tikslas? Dažnai tai būna ne tik asmeninė finansinė gerovė, bet ir noras sukurti kažką ilgalaikio. Palikimą, kuris tarnautų ir ateinančioms kartoms. Portfelis, kuris gali pergyventi ištisas kartas, dažniausiai remiasi 3 principais. Pirma, paprastumu. Jokių sudėtingų, nesuprantamų strategijų. Antra, apgalvota pusiausvėra tarp augimo ir saugumo. Ir svarbiausia, jis turi būti sukurtas galvojant 10-mečiais į priekį, o nereaguojant į trumpalaikės rinkos madas. Ir dabar, galbūt nustebinsiu, gerai valdomas portfelis yra nuobodus. Taip, nuobodus. Ir ilgalaikių finansų pasaulyje tai yra pats didžiausias komplimentas. Tai reiškia, kad portfelis veikia tyliai, stabiliai, nuspėjamai. Be jokių dramų, be staigių šuolių ir be mėgių naktų. Jis tiesiog ramiai atlieka savo darbą. Taigi, pabaigai norisi priminti, investicinis portfelis nėra tik skaičių maratonas. Tai kur kas daugiau. Tai įrankis, kurio tęsiama jūsų šeimos istorija, užtikrinant saugumą ir galimybės ateities kartoms. Tai ne tik apie tai, ką paliksite, bet ir apie tai, kokias galimybės sukursite. Ačiū, kad buvote kartu. Mokesčiai, dovanos paveldėjimas, teisinis pamatas. Investavimas baigėsi ne tada, kai parduodi. Jis tęsiasi per tai, kaip tvarkai savo turtą šeimos mastu. Čia kalbame apie GPM Lietuvoje, mokesčių atidėjimus, dovanas, paveldėjimą. Kaip sukurti struktūrą, kuri apsaugotų tavo kapitalą ir leistų perduoti jį toliau. Investicijos tampa šeimos istorijos dalimi. Anksčiau ar vėliau, kiekvieno investuotojo kelyje iškyla tas vienas didžiulis klausimas. Ogi kaip perduoti visą tą sunkiai sukauptą turtą kitai kartai? Bet čia juk kalba ne tik apie pinigus, ar ne? Čia kalba apie palikimą. Tad nerkime giliau ir išsiaiškinkime, kaip šią kelionę paversti sėkmės istoriją. Tikriausiai nekartą girdėtas posakis. Ir tai, žinote, yra savotiškas perspėjimas. Jis labai vaizdžiai pasako, kad be protingo apgalvoto plano viskas, kas buvo sukurta, gali tiesiog ištirpti per 1 ar 2 kartas. Tai statymas, kurio pralaimėti tikrai nesinori. Ir štai jis pagrindinis mūsų galvosusikis. Kaip tai padaryti? Atsakymas iš esmės slypi 2 pagrindiniuose keliuose, tai yra dovanojimas ir paveldėjimas. Taigi, panagrinėkime kiekvieną iš jų, išsiaiškinkime taisykles, kurios ir nulems viso šito reikalo sėkmę. Gerai, pradedam. Reikia suprasti, kad sėkmingas turto perdavimas tai tikrai ne šiaip sau bankinis pavedimas, oi ne. Tai yra kruopščiai, atsakingai suplanuota strategija. O jau strategijos nebuvimas, kaip puikiai žinome, yra pats tiesiausias kelias į nesėkmę. Prieš pasirinkant vieną iš tų kelių, tiesiog privaloma išmanyti žaidimo taisyklės. O investicijų pasaulyje viena iš pačių didžiausių, svarbiausių taisyklių yra susijusi su mokesčiais. Taigi, nuo jų ir pradėkime. Įsidėmėkime šias 3 raides – GPM. Tai bus pats svarbiausias terminas visoje šioje analizėje. Jeigu labai paprastai, tai yra mokestis nuo pelno. Kitaip tariant, nuo skirtumo tarp to, už kiek pirkta ir to, už kiek parduota. Štai yra auksinė investavimo mokesčių taisyklė, kurią reikia žinoti. Kol vertybiniai popieriai nėra parduoti, tol mokesčio tiesiog nėra. Portfelis gali pabrangti 2, 3, bet kol tas pelnas yra, taip sakant, popierinis, jokia mokesčio prievolė neatsiranda. Jie atsiranda tik tą akimirką, kai paspaudžiamas mygtukas parduoti.
Pats procesas, kaip matote, yra labai logiškas ir nuoseklus. Pirmiausia, apskaičiuojamas grynasis pelnas, iš pardavimo sumos atimamos visos išlaidos, susijusios su įsigijimu. Tada pritaikoma metinė lengvata ir jau tik nuo tos likusios dalies yra skaičiuojamas standartinis 15% tarifas. O štai ir tas skaičius – 500 eurų. Būtent tokia yra metinė GPM lengvata. Ką tai reiškia? Ogi tai, kad pirmuosius 500 eurų pelno per metus galima pasiimti visiškai be jokių mokesčių. Gal ir nedideli, bet sutikite, visai maloni premija. Gerai, dabar keliaukime prie pirmosio kelio – dovanojimas. Tai yra strategija, kuri leidžia perduoti turtą čia ir dabar ir dar savo akimis matyti, kaip tas palikimas pradeda naują kitokį gyvenimą. Čia svarbiausia taisyklė, kurią reikia žinoti, yra tokia. Dovanojant turtą artimiausiams šeimos nariams, jokių mokesčių nėra. Nėra nei dovanotojų, nei gavėjai. Visi 100% vertės pasiekia savo tikslą. Paprasta ir aišku. O štai čia yra pati galingiausia, sakyčiau, dovanojimo taisyklė. Gavėjo įsigijimo kaina tampa turto vertė dovanojimo diena. Ką tai reiškia? Tai tarsi mokesčių skaitiklio nustatymas iš naujo. Ir tai apsaugo nuo milžiniškų kartais net nesąžiningų mokesčių ateityje. Ir šis pavyzdys puikiai iliustruoja, kaip viskas veikia. Sūnus nemoka mokesčių nuo visos 15 000 eurų sumos. Jis moka tik nuo to prieaugio, kuris atsirado jau jam valdant turtą. Taigi mokesčių bazė yra tik 3 000 eurų, o ne visa suma. Gerai, dabar pereikime prie antrojo kelio – paveldėjimo. Kasgi nutinka su turtu, kai kelionė baigėsi? Pažiūrėkime, kaip veikia turto perdavimas per testamentą ar pagal įstatymą. Labai panašiai, kaip ir dovanojimo atveju, artimiausi giminaičiai, tai sutuoktinis, vaikai, tėvai, seneliai, paveldimo turto mokesčio nemoka. Palikimas juos pasiekia visas, be jokių mokesčinių atskaitimų. Ir čia vėl susidurėme su ta pačia jau girdėta galinga taisyklė, kaip ir dovanojant. Įpėdiniojų įsigijimo kaina tampa turto vertė paveldėjimo dieną. Vėlgi, tas mokesčių skaitiklis tarsi nusinulina ir apmokestinamas bus tik ateityje sukurtas pelnas. Taigi, jeigu reiktų apibendrinti, kuo skiriasi dovanojimas nuo paveldėjimo, pagrindinis skirtumas yra tik laikas, ar tai vyksta prieš mirtį ar po jos. Mokesčių prasme, artimiausiams giminaičiams abu keliai yra identiškai palankus. Gerai, dabar, kai jau supratome visus techninius aspektus, sujunkime viską į bendrą veikiančią strategiją. Nes sėkmingas turto perdavimas, patikėkite, yra kur kas daugiau nei vien tik mokesčių išmanimas. Taip, nes tikrasis sėkmės raktas slypi ne įstatymuose ar taisyklėse, o pačiuose žmonėse. Svarbiausia yra pasitikėjimas, atviri, nuoširdūs pokalbiai ir kartu su pinigais perduodamos vertybės. Šie 4 punktai ir yra viso sėkmingo plano esmė. Aiški dokumentacija visada palengvina procesą, atviras pokalbis padeda išvengti nesusipratimų, o finansinis raštingumas ir praktinė patirtis, tai užtikrina, kad turtas bus ne tik išsaugotas, bet ir toliau auginamas. Taigi, sėkmingas palikimas matuojamas tikrai ne eurais balanse. Jis matuojamas tuo, ar kartu su turtu buvo perduotos ir žinios, vertybės ir tas atsakomybės jausmas, kuris ir leidžia išvengti to liūdno nuo marškinių prie marškinių scenarijaus. Todėl pabaigai norisi palikti vieną klausimą apmąstymui. Ką perduos palikimas? Ar tik pinigus, ar ir vertybės? Nes būtent atsakymas į šį klausimą ir nulems, ar sukurtas turtas taps tikruoju, tvirtu šeimos sėkmės pamatu ateinančiems kartoms. Ateities investavimas, kur juda pasaulis. Paskutinis modulis atveria platesnį horizontą. Dirbtinis intelektas, žalioji energetika, robotizacija, demografiniai pokyčiai – tai ne tik tendencijos. Tai signalai, kaip keičiasi kapitalo srautai ir civilizacijos kryptis. Suprasi, kaip išlikti smalsiam, bet nepasiduoti euforijai. Kaip matyti investavimą kaip būdą prisidėti prie pažangos, o ne tik uždirbti. Ar kada susimąstėte, kur keliauja pinigai? Tas klausimas pasirodo atskleidžia kur kas daugiau, nei tik ekonomikos būklė. Iš tiesų jis atspindi mūsų viltis, baimės ir svarbiausia, kaip mes įsivaizduojame ateitį. Taigi šiandien pažvelgsime į investavimą. Kaip į veidrodį. Ir pabandysime suprasti, kokiasgi tendencijas jis mums rodo. Būtent ši mintis ir bus mūsų kelrodė žvaigždžia. Pabandykime įsivaizduoti investavimą kaip civilizacijos veidrodį. Jis juk rodo ne tik rinkos sviravimus, bet ir tai, kas mums kaip visuomenė iš tikrųjų rūpi. Kiekvienas investuotas euras tai tarsi mažas pasakojimas apie mus. Gerai, tai nerkime giliau. Kad suprastume, kur link einame, pirma juk reikia atsigręžti atgal. Tiesa?
Kiekviena era turėjo savo, pavadinkim, investicijų madą. Nuo geležinkelių iki interneto. Ir visa tai formavo ištisas kartas. O ši laiko juosta kalba pati už save. Tik pagalvokime, XIX amžiuje tiesioginė to žodžio prasme visi kraustėsi iš proto dėl geležinkelių. XX amžiuje atėjo automobilių ir radio eilė. Kiek vėliau garsusis .com burbulas. O šiandien? Šiandien atrodo panaši karštynė jaučiama dėl dirbtinio intelekto. Mato dėsningumą. Pinigai visada seka didžiąsias technologinės revoliucijas. Visada. Gerai, o dabar atsukime tą veidrodį į dabartį. Ir pradėkime nuo tos, ko gero, galingiausios jėgos, kurie keičia mūsų pasaulį tiesiog akise. Tai skaitmeninė revoliucija. O jos pačiame centre dvi raidės, kurias girdime absoliučiai visur. DI – dirbtinis intelektas. Kad visi kalbėtume tą pačią kalbą, greitai apibrėžkime, kas tai yra. Dirbtinis intelektas tai jau seniai nebemokslino fantastika. Tai, galima sakyti, naujas gamybos veiksnis, kuris fundamentaliai iš pamatų keičia ištisas pramonės šakas, pradedant medicina ir baigiant finansais. Tačiau šis atspindis veidrodėje turi ir savo tamsiąją pusę. Žiūrėkit, viena vertus, DI žada tiesiog neįtikėtiną produktyvumo šuolį, bet iš kitos pusės, kaip perspėja Pasaulio ekonomikos forumas, jis atveria tikrą Pandoros skrynią, nuo dezinformacijos tsunamio iki dar didesnės socialinės atskirties tarp žmonių. Tai yra dvi tos pačios monetos pusės. Ir štai tos rizikos pažvelkime ir jas iš arčiau. Duomenys, naujasis auksas, tiesa, telkėsi vos kelių technologijų gigantų rankose. Automatizacija, žinoma, kelia pelnus, bet kyla natūralus klausimas, ar ji neišstums milijonų žmonių iš darbo rinkos. Tai ne šiaip sau galimybės, tai fundamentalūs klausimai, į kuriuos mums visiems teks rasti atsakymus. Gerai, dabar pasukime veidrodį šiek tiek kitų kampų. Matome dar du kritiškai svarbius atspindžius. Pirmasis – tai mūsų atsakas į klimato krizę. Antrasis – gilūs pokyčiai pasaulio populiacijoje. 27%. Tik įsiklausykite į šį skaičių iš KMPG tyrimo. Tai vidutinis metinis augimas investicijų, kurias susijusios su aplinkos sauga, socialinė atsakomybė ir gerų valdymu. Ir taip, pastaruosius 5 metus. Ką tai reiškia? Kad tvarumas jau seniai nebėra tik madingas žodis ant lūpų. Tai milžiniška, trilijonus judinanti jėga, kuri keičia kapitalo srautus. Pinigai vis aktyviau juda ten, kur kuriama vertė ne tik akcininkams, bet ir visai planetai. Bet čia yra vienas didelis bet. Svarbus perspėjimas. Su tokiu milžinišku populiarumu, žinoma, atsiranda ir vadinamojo žaliojo smegenų plovimo rizika. Investuotojams tenka nelengva užduotis – atskinti, kur yra tikras poveikis, o kur tiesiog gudrus rinkodaros triukai. O dabar demografija. Ši diagrama, manau, viską pasako be žodžių. Matome tiesiog dramatiško pokytį. Kol išsivystusios šalis, sakykime, sensta ir susiduria su darbuotojų trūkumu, ekonomikos svorio centras pamažu slenka link jaunų, sparčiai augančių regionų, pavyzdžiui, Indija, Afrikos šalis. O ką tai reiškia iš investavimo perspektyvos? Tai yra dvi absoliučiai skirtingos planetos. Viena vertus, senėjančiose šalyse pagrindiniais investicijų varikliais tampa robotika, automatizacija, sveikatos apsauga, viskas, kas padeda spręsti darbo jėgos trūkumo problemą. O iš kitos pusės, jaunose, augančiose tautose atsiveria milžiniškos galimybės, švietimos, infrastruktūra, vartojimas, viskas, ko reikia sparčiai kylančiai viduriniai klasiai. Gerai, taigi matėme tikrai sudėtingus atspindžius tame mūsų veidrodyje – technologijas, tvarumas, demografija ir čia žinoma kyla pats svarbiausias klausimas – kaipgi interpretuoti visus šios vaizdus ir svarbiausia nepasiklysti trumpalaikėje euforijoje ar madų vaikymesi. Štai čia į pagalbą ateina 3, sakyčiau, pamatiniai principai. Pirmasis – sprendimai turi būti pagrįsti duomenimis, o ne karštomis antraštėmis. Antrasis – disciplina. Ji padeda atsispirti bandos jausmui, kai atrodo, kad visi lėkia viena kryptimi. Ir trečiasis – diversifikacija. Tai tarsi saubos pagalvė, apsauganti nuo netikėtų smūgių viename sektoriuje. Štai ir turime patikimą kompasą, kuris veikia bet kokiomis sąlygomis. Ši citata tiesiog puikus priminimas apie kantrybės svarbą. Prisiminkime tą patį .com burbulą ar bet kurią kitą investavimo karščinę. Euforija anksčiau ar vėliau išsisklaido. O kas lieka? Lieka tik tos bendrovės, kurios turi realią apčiuopiamą vertę. Todėl skubėjimas čia, ko gero, yra didžiausias priešas. Na ir pagaliau vidinis kompasas. Reikia nepamiršti, kad investavimas gali būti ne tik finansinis, bet ir, sakyčiau, moralinis pasirinkimas. Į kokią ateitį norima investuoti? Gal remti žalią energetiką? O gal proveržį medicinoje?
Asmeninės vertybės gali tapti neįtikėtinai tvirtų, ilgalaikių ir tvarių investicijų pagrindu. Taigi, grįžkime prie pačios pradžios, prie pagrindinės minties. Jei investavimas iš tiesų yra civilizacijos veidrodis, tai kokį atvaizdą jame kūrėme šiandien? Ir tai yra klausimas, į kurį atsakome ne žodžiais, o kiekvienu savo finansiniu sprendimu. Ką po 100 metų mūsų investicijos pasakys apie mus? Šie 7 moduliai tai kelias nuo finansinio raštingumo prie gyvenimo logikos. Investavimas tai gebėjimas jungti protą, laiką ir vertybės. Jei nori, kad tavo pinigai dirbtų ne prieš tave, o su tavimi, pradėk nuo supratimo. Per 7 žingsnius. Trumpai. Aiškiai. Logiškai. Tai tavo kelionė į investavimo pasaulį.